Kaip svarbu kiekvienam iš mūsų suprasti, kad nerimas, rūpesčiai yra ne Dievo valia ir ne iš Dievo tai yra. Iš kur mums tai žinoti? Iš kur, pavyzdžiui, man, paprastam žmogui žinoti, kad jeigu rūpinuosi situacija viena ar kita, kad tai atrodo realu, bet kodėl tai ne Dievo valia? Kad Dievas, nenori to. Tai reiškia akivaizdu, nes Šventas raštas ir Biblija mums tai patvirtina Jėzaus pavyzdžiu. Nes, kad ir pavyzdžiui elementarus pavyzdys Morkaus Evangelijoje, kai užėjo audra ir valtyje Jėzus miegojo audros metu. Tai reiškia, kai atrodo labai didžiulės, taip sakant, aplinkybės, nemalonios. Neperseniausiai vienas žmogus dalinasi. Sako, sukasi galvoji mintis, kaip man reikės, išeisiu iš pataisos namų, ištisai ateina mintis, kaip man reikės šeimą išlaikyti. Jau tikiu, kad išeisiu greitai namo, mane paleis, bet iš karto ateina mintis, ką aš dirbsiu, ką aš veiksiu, į ką man daryti. Ir sako, užeina toks liūdesys. Ir tada mes aiškinamės toliau, remiantis tai, kaip Dievas mato. O Dievas sako nesirūpinti. Ir Jėzus pats akivaizdžiai taip elgėsi. Tai reiškia gamtos stichijoje, kai atrodo didžiulė audra ir skęsta jau laivas, o laivas, sakykime, mūsų gyvenimas atrodo, nieko gero nelauk. Ir tam žmogui atrodo, kas mane dabar iš pataisos namų išėjus priims į darbą ir kur reikės dirbti ir ką reikės daryti. Bet kai mes suprantam, kad tai yra ne Dievo valia, nes Dievas nesako rūpintis ir net nesako, kad tau nesiseks, nes Dievas sako, aš laiminu tavo rankų darbus. Aš laiminu ir aš tave pasotinu visų gerumu. Ir tada mes toliau su žmogum kalbam. Jeigu Dievas sako, o jis aiškiai sako savo žodyje, ir jeigu jūs šiandien ir kiekvieną dieną, kiekvienas iš mūsų renkamės tikėti, tai, ką Dievas sako, kad yra tiesa, ir jis sako, kad aš laiminu tavo rankų darbus. Tada su žmogum aiškinamės, jeigu jūs tą mintį dabar paimat ir pakeičiat, tiesiog atsisako tai mąstyti ir pradedu ir pasirenku mąstyti, ką Dievas sako. Tai reiškia, pradedu savo kalbėti. Tuo metu, kai tik ateina ta priešo mintis, melagė, kurie atėjo vogt, žudyt, Jėzus aiškiai sakė, ko atėjo vagis, atėjo meluot, vogt ir žudyt. Ir būtent tai vyksta mūsų minčių lygmenį. Iš pradžių, po to mes pradedam kalbėti ir siet į savo gyvenimus tą pralaimėjimą. Bet jeigu emociniai, sieliniai daly mes atskiriam tiesą, Dievo tiesą nuo melo, mes atsisako mąstyti pralaimėjimo, tų blogų minčių, taip sakant paprastai. Ar aš gausiu darbą ar negausiu. Ir su žmonėm aiškinamės ir dalinamės, kad jeigu aš tikiu, kad Dievo žodis yra tiesa, o jis yra absoliuti tiesa, ir aš tikiu, kad tai yra tiesa, mano pasirinkimas. Aš žinau, Dieve, kad tu laimini mano rankų darbus, kad tu laimini mano namus, kad tu laimini mano šeimą. Ir su tai žmonėm apie tai, į tai tvirtinamės. Ir žinot, nėra nieko geriau, kai matai pradedančius šypsotis žmonių veidus, besišypsančius žmonių veidus. Atrodo, aplinkybės absoliučiai dar nepasikeitė. Dar jie ten uždaryti, taip sakant, ar ne pataisos namuose, bet jie girdi tiesą ir jie pradeda šypsotis. Vadinasi, žodžiai atlieka darbą, atgaivina. Kaip Dievas ir sako, mano žodžiai atgaivina. Mano žodžiuose yra gyvenimas, ne mirtis. Nes gyvenimas, kai yra ramybė, kai yra džiaugsmas. Bet matot, kas turi būti? Turi būti
tikėjimas, Dievo žodis sujungtas su tikėjimu. Nes, man atrodo, Hebrajams laiške ir sako Dievas, kad jeigu Dievo žodis nebus sujungtas su tikėjimu, nebus rezultato. Tai taip svarbu tikėti, kad Dievas sako ir tikėti, kad tai absoliučiai tiesa ir tai veikia. Tai reiškia, kai ateina mintis emociniai mano daly, nors aš ir esu, atrodo, Dievo vaikas ir pakvietęs esu Kristų į savo gyvenimą, bet mano sielinė dalį, mūsų kiekvieno tą sielinę emocinę dalį būtina keisti. Kiekvieną kartą keisti Dievo pažinimu. Būtent tai, ką Dievas sako. Ne tą aplinkybę, bet kaip ir tam žmogui mąstyti, išeisiu. Ir kur aš čia darbą gausiu. Ir kaip reikės man, ir dukra, vis turi dukrą, vis apie dukrą pasakoju, kaip dukra reiks rūpintis, kaip bus tas, ar man žmona duos su dukra bendrauti, aš darbo neturėsiu. Ir sakau, dabar jūs ką leidžiat? Leidžiat priešui save mudokinti, taip sakant, savo meluoti. Bet vietoj to, kad jūs žinot tiesą ir pasilikite tiesoj. O tiesa yra, kad Dievas sako, aš laiminu tavo rankų darbus. Tai reiškia, aš nepasilieku nerime. Nes va ta mintis, ar aš turėsiu darbą ar ne, ar man leis žmona su dukra susitikinėti ir bendrauti ar neleis, aš čia toks ir anoks, vis dėlto iš pataisos namų. Bet jūs, nežiūrint viso šito, taip sakant, aplinkybių ir viso to nerimo, renkatės būtent, ką Dievas apie jūs sako. O Dievas sako, ir jūs pasirinkat mąstyti ir savo kalbėti. Ir tai yra absoliuti malda tikėjimo užtikrinta, kad aš esu Dieve, tavo sūnus. Aš esu tavo išrinktas, tavo mylimasis. Ačiū tau, Dieve, kad tu manim rūpinėsi. Ir šiandien jūs būtent tam žmogui ir sakau, jūs renkatės gyvenimą. Jūs renkatės gyvenimą ir ateitį su viltimi. Tai reiškia, nerimo neįsileidžiat. Nes jeigu apie tą nerimą mintise valandą, 2 ar 3 ar savaitę vien apie tai galvoti, tai žmonės taip ir, taip sakant, depresijoje gyvena. Todėl, kad jie nuolat abejonė vienokia ar kitokia masto, vietoj to, kad nuo to gręžtis, tai reiškia priimti sprendimą ir keisti įprotį, atsisakyti apie tai mąstyti. O mąstyti tai, ką žodis sako, ką Dievas apie mane sako. O todėl, kad tokia yra Dievo valia, kad Dievas pats mane išsirinko, jis pats mane brangina, dar man nesant, jis pirmas mane išsirinko, jis mano gyvenimą įrašė į amžinybės knygą, į savo amžinybės knygą ir aš tikiu Dieve, kad tu esi su manim, kad tu man padedi, kad tu laimini mano rankų darbus ir taip toliau. Ir valandom sakau, galima kalbėti ir būtina. Ir reikia kalbėti tik tai, ką Dievas sako. Ir tai yra malda su padėka, kaip ir Filipiečiams Paulius mums palikęs, taip sakant, instrukciją, kaip malda su prašymu ir padėka mūsų troškimai, kad būtų žinomi Dievui. Ir atrodo, aplinkybės nepasikeitė to žmogaus gyvenime, bet kai mes, būtent toj tiesoj, Dievo žodžio tiesoj išnagrinėjam situaciją, žmogus išeina laimingas, besišypsantis, įsitvirtinęs tiesoj ir akivaizdu, kad Dievas atlieka darbą, o žmogus toliau kiekvieną kartą turės vėl ir vėl priimti sprendimą ir ugdyti įprotį, pasirenkant mąstyti, save matyti ir savo kalbėti taip, kaip Dievas kalba apie mus ir kad Dievas jau yra padaręs dėl mūsų. Ir šiandien aš būtent renkuosi Dievo tiesą, o ne mirtį ir pralaimėjimą, bet renkuosi gyvenimą.